Esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien gavau klausimą iš Petro. Tai kasgi yra tie ekologiški maisto produktai? Ar jie yra sveikatai palankesni? Tai iš tikrųjų vienareikšmiško atsakymo nėra, bet reikėtų atskirti du dalykus, kurie yra perdirbti ekologiški maisto produktai ir neperdirbti ekologiški maisto produktai. Tai yra šviežios daržovės, švieži vaisiai, taip pat grūdinės kultūros, kurios nepraėję daug technologinių etapų, iš jų nepagaminta baltų miltų bandelės ar iš bulvių nepagaminti čipsai, o gal net iš grūdų pagaminta degtinė irgi gali būti ekologiška. Tai noriu pabrėžti jums, kad skirtumas yra didžiulis, kai mes renkamės ekologišką maisto produktą, kuris yra pirminio technologinio, praėjęs nedaug technologinių operacijų, tai yra sveikatai palanku, tai yra vienas iš sveikatai palankumo kriterijų. Tačiau iš tų produktų turi būti pagamintas sveikatai palankus patiekalas ar galutinis maisto produktas, kurį jūs vartojate. Taigi, jeigu renkatės ekologiškus maisto produktus, jiems būtina teikti pirmenybę neperdirbtiems ekologiškiams maisto produktams, o jeigu yra perdirbtas ekologiškas maisto produktas, reikėtų stebėti ir vertinti kitus sveikatai palankumo kriterijus, tiek cukraus, tiek druskos kiekį, tiek maisto priedų, ar nėra papildomų įdėta, kurie leistini ekologinėje gamyboje, kiek yra riebalų, ar pakankamai yra skaidulinių medžiagų. Dėl maistinių medžiagų ar ekologiškose produktuose daugiau ar mažiau, tai iš tikrųjų vienareikšmiškų įrodymų nėra, tačiau mokslininkai nėra vieni radę kai kurių maistinių medžiagų vienose ekologiškose produktuose daugiau, kiti neradę, tai kaip ir tų atsakymo, kad ekologiškas yra maistingesnis, tikrai nėra tokių įrodymų, kad tai būtų. Kaip ir žmogus yra kiekvienas skirtingas, taip ir ekologiška ar įprastinė morka, ar ta pati ekologiška su kita ekologiška morka gali skirtis. Ir iš tikrųjų dar kitas klausimas, kuris žmonėms neramina, tai ar maisto saugos ir kokybės atžvilgiu ekologiški maisto produktai yra saugesni, kokybiškesni, tai iš tikrųjų tie patys reikalavimai ir įprastiniams, ir ekologiškiams maisto produktams yra taikomi, nėra išskirtiniai. Kitas svarbus aspektas, daugelis žmonių galvoja, kad jeigu nusipirkau ekologišką maisto produktą, tai jo jau yra atlikti visi tyrimai ir jisai jau nustatyta, kad jisai yra tikrai ekologiškas. Tai iš tikrųjų reikėtų atsiminti, kad tai nėra kraujo tyrimas ir kiekvienas ekologiškas maisto produktas nėra vežamas į laboratoriją ir nustatoma, kad tai ekologiška ar ne. Tyriama tik tai privalomai 5% visų ekologiškų ūkio subjektų ir tikrinimo atveju, jeigu yra nustatoma galimas pažeidimas, tuomet irgi atliekami tyrimai dėl panaudotų galimai sintetinių cheminių medžiagų, kurios nėra leistinos ekologinėje gamyboje. Taigi, teikite pirmiausia pirmenybę neperdirbtiems ekologiškiams maisto produktams ir iš jų gaminkite sveikatai palankius maisto produktus. O gamintojams noriu pabrėžti, tie, kurie gamina ekologiškus maisto produktus, kad gamindami būtinai atkreipkite dėmesį, ką rekomenduoja sveikatos specialistai ir gaminkite iš ekologiškų žaliavų ir sveikatai palankius maisto produktus. Būkite sveiki ir laimingi.